Sveiki gerbėmieji, tęsiu savo laidas apie tai, kaip valstybės tampa turtingomis. Pirmoje savo laidoje kalbėjau apie tai, kad žmonės reikalavimus valdžiai pateikia neteisingai. Kritikuoti visada lengviau negu siūlyti. Šiuo atveju siūlyti yra lengva, kadangi, kaip esu ne kartą minėjęs, ekonomikos mokslas žino, kaip visuomenės tampa turtingomis. Ir visos turtingos valstybės tokiomis tapo vieninteliu būdu. Jis vadinasi laisvosios rinkos ekonomika. Pats terminas laisvoji rinka yra labai keistas. Anglai sako market economy, rusai sako rynashnaja ekonomika, kas ir anglų ir rusų kalbose išvertus reiškia turgaus ekonomika ir yra visiems suprantama. Lietuvoje kažkodėl naudojame rusišką žodį rinkos ekonomika. Terminas turgaus ekonomika man yra daug aiškesnis. Viena iš pagrindinių laisvo turgaus ekonomikos taisyklių yra nereguliuojamas kainos, priklausančios tik nuo pardavėjo ir pirkėjo laisvo susitarimo. Tai yra viena pagrindinių sąlygų visuomeniai tapti turtinga. Laisvos, pabrėžiu, nereguliuojamos kainos yra labai svarbu todėl, kad jos neša informaciją, padedančią žmonėms daryti teisingus ekonominius pasirinkimus. Padeda naudingiausių būdų visuomenėje paskirstyti turimus išteklius, tiek materialinius, tiek žmogiškuosius. Kodėl mes nevalgome auksiniais šaukštais, nors jie labai gražūs? Aukso kaina pasako, kad jį yra sunku išgauti, jo yra mažai, todėl stalo įrankiams mes naudojame pigesnį metalą. Mums net nereikia žinoti, kiek aukso yra išgaunama, kaip jis apdirbamas. Mums nereikia žinoti, kodėl ir ar pabrango mediena, bet mes pradėsime taupiau naudoti netgi pieštuką, kurio padidėjusi kaina signalizuos apie atsiradusi medienos trūkumą. O gal jį pakeisime šratinuku. Atlyginimas irgi yra kaina, kurios didėjimas ar mažėjimas parodo, kokių specialybių visuomenėje trūksta, o kurių tampa per daug. Laisvų kainų sistema savo veikimo paprastumu ir pigumu yra tobulas įrankis, be kurio jokia visuomenė nebus turtinga. Nereguliuojamos kainos reiškia laisvę rinktis, reiškia teisingumą, reiškia žmonių turtingumą. Visų šalių valdžios labai linkusios sugadinti šį nuostabų kainų mechanizmą, argumentuodamos pagalbą vargšams. Pavyzdžiui, Sovietų sąjungoje valdžia nutarė, kad jau ko, bet nusipirkti duonos pakankamai turi stengti ir pats neturtingiausias žmogus. Logiška išvada, duonos kaina turi būti maža. Logiška pasekmė, mano senelis kiekvieną dieną važiuodavo į parduotuvę nusipirkti 2 kepaliukus duonos, nes po daugiau neparduodavo. Ir sušerdavo jos karvėms, kad šios duotų daugiau pieno, nes duona kainavo pigiau nei miltai. Antroje dienos pusėje kaimo parduotuvėse duonos nebelikdavo. Ar gali valstybė būti turtinga, jeigu jos karvės yra šeriamos duona? Žinoma, kad ne. Europos Sąjungoje vyksta panašūs dalykai. Viena vertus, maisto produktų gamyba yra dotuojama, taip dirbtinai numušant maisto kainas. Kita vertus, vykdomos įvairios akcijos mažinti maisto švaistymą. Atsiranda puikios sąlygos plėtotis biurokratijai. Kažkas labai suplukęs, skirsto paramą žemės ūkiui, kažkas dar labiau suplukęs, rūpinasi, kad pigus maisto produktai nebūtų išmetami. Puikus pavyzdys to, apie ką rašė prancūzų ekonomistas Frédéric Bastiat prieš 200 metų. Jį citavau pirmoje savo laidoje. Tai yra taip svarbu, kad laisvų kainų principas turėtų būti užtvirtintas Konstitucijoje. Valdžios kainų reguliavimo ypač aktyviai imasi būtent tada, kai tai labiausiai kenkia visuomeniai. Tai atvejai, kai įvyksta rimti sukrėtimai, staigus pasikeitimai, kaip stichinės nelaimės, karai ir panašiai. Tuo metu staiga pasikeičia žmonių prioritetai, kas atsispindi kainose, kurios keičiasi, dažniausiai pradeda kilti. Valdžios stengiasi parodyti žmonėms, kad jais rūpinasi, kad kažką daro, todėl ima riboti kainų augimą. Žmonės sveikina tokią valdžios pagalbą ir daro savo meškos paslaugą. Verslas, gavęs padidėjusių kainų signalus, verstusi per galvą, kiek įmanoma greičiau patenkinti pasikeitusius žmonių poreikius. Bet valdžiai uždraudus kelti kainas, tikslu neleisti verslui plėšikauti kabutėse. Pasikeitę žmonių poreikiai tenkinami vangiai. Pavyzdys. Pokaryje trūksta gyvenamo ploto. Butai brangus. Ką daro valdžios? Nustato maksimalias nuomos kainas. Kas įvyksta? Niekas nebeskuba statyti naujų namų.
Vaikams trūksta pieno produktų, jie labai brangus. Įsikiša valdžia, kuri arba dotuoja pieno gamybą, arba reguliuoja jo kainas. Pirmu atveju pieno niekas netaupys ir jo dar labiau truks, antru atveju pieno dar sumažės, nes neapsimokės jo gaminti. Švediją visi priimame kaip pusiau socialistinę valstybę, palyginus su Jungtinėmis Amerikos valstijomis. Kaip man patvirtino dirbtinis intelektas, per 1973 metų naftos krizę Amerikoje valdžia ribojo degalų kainas, įvedinėjo talonus. Tai sukėlė kuro trūkumą ir ilgas eilės prie degalinių. Socialistinėje, kabutėse, Švedijoje, kuras visada buvo parduodamas laisvo turgaus kainomis, be jokių ribojimų. Pagarba laisvoms kainoms yra viena iš Švedijos turtingumo priežasčių. Amerikos valdžia pasimokė iš savo klaidų ir naftai pabrangus 2014 metais jau nesiėmė jokių kainų reguliavimų ar kuro ribojimų. Gerbėmieji, jei norime gyventi turtingai, reikalaukime iš politikų panaikinti bet kokias dotacijas, bet kokius kainų reguliavimus. Dotacijų panaikinimas ir laisvos kainos labai greitai atsispindėtų padidėjusiuose mūsų pačių atlyginimuose. Ačiū už dėmesį, iki pasimatymo.